Labas rytas. Vakar nebe pasakiau labanakt, nes grįžom į kambarį, buvau naują kambarių iki atsikraušęs, tai vis tiesiog ilgą prašnekėjom ir išėjom gulti. Plan šiandien turiu nusipirkus biletą į aukėjimą su vėl žodžiu, nežinau kaip tas žodis. Žodžiu, su valtim plauksiu pažiūrėti delfinų. Kaba yra kažkur liktas 8 valandą, plaukėms yra 10. Tai iki ten eiti man truks valandėlę ir da valandėlį turiu šiaip kažkur pavaikščioti. Tai tikaus, kad... Tai tikaus, kad dirbs kažkoks parduotojas ir šiaip vakar gid sakė apie vieną tokį kavinokį, kur kep šviežius ten visokius pyragėlius. Tai norėčiau jau tų pyragioką kokį, kavėlis. Ir jo, toks planiukas. Šiandien yra gan vėjuota. Tai nežinau, gal dar sulauksiu atšaukėjimą, nes kumbariukų jau 2 kartus atšaukė. Bet buvo labai nefains dienas, o šiandien bent jau pranašaun, tai saulėta. Tikaus, kad nieks nepasikeis. Tai va, toks tokėlis ir einu į miščiuką. Vakarė jau, tai grina jau atrodo, kad autobus užvažiavau sunkuoju. Tai kartai tokie štarpelės ant įvairon ir man tėva kažką pasakodavo, kad Tenerifėje, sako, labai ten sunkia prasikeisti mašinom ir panašiai. Ir aš kažką, jo, suvoku tom, bet, niekad nekreipdavau dėmesį, tipo aš, Aš pati, kadangi nevairuoju, tai kažką, tipo, nežinau, netkreip dėmesį, bet čia jau atkreipiau, kad mašinas tuo tokį tarpeliu kisėjimas ir nus prasikeis normaliai. Dar tam pastebėjau, kad kapčiai į kalnus mašinas važiuojant. Aš nežinau, nes profesionaliai nežinau tiksliai, bet jeigu mašina važiuojant 40, o apsukų 4 štoks, kiek ten, ten 4 vėl, tai jau daug, ne, skaitos, nes ta mašina ten užbelė, kiek jo ten savo atrodo vos kabėnu tom kalnu. Tai žodžiu, tokie įspūdžiai apie mašinas. Aida, gal biškį papasakos apie kambariukus. Yra 2 vaikina, ir mes 2 mergaitės gyvenam. Tas vaikinų su katro vakar varėm pavalgyti, tai yra 21 metų vengras ir unsanikor nedirba. Tai mes eidami prikolinom, sakom, čipliam, visai gera būti benamiu, nes tipo šilta ir banana viso rauk, tipo ko bereik. O tai, va, unsa sakė, jo, davai mes taip darom. Sakau, ne velto, nes tu žaltį į darbą neturi. Kits vaikinas, vyrukas jau, unsa yra šveds, nežinau, kon veik, bet keliaun normaliai. Dabar paskutinį kartą buvo Marokė ir dar vakar atsikrausti mergaitė iš Vokietijos. Apie nuodą nieką, labai ten baisę nežinau, bet fain, normaliai atrodo, gerai, šiaip šneka angliškai. Šiaip fain, visi normalus atrodo, fainė papliurpti. Ta švedstė akcija neužsičiaup. Vakar parniš maniai nuolaids kuponą į kažkokį ten, žodžiu, su gidas ten kažkokius dalykus varyti. Bet pažiūrėjau, kad pigiau man išėjant pirkti internetu, nei kad su to kuponą eiti ten teisė pasanus. Ir valgyti belekiek. Jeigu nieks nedirbs da, tai bus pusryčiam obolys. Tai žinokit, radau tam savo kavinoj. Pažiūrėkit, ką kau padarė. Su folijai uždėk tiesiog. Tai už kavą ir 2 bulkutis sumokėjau 3,60 €. Tai bulkutis buvo po eurą ir kava 1,60 €, ne? Taip, man matematikai. Tai va, nežinau, koks šitus bulkutis yra. Pas katros norėjau, neradau. Sakė, kažkoks su didelės migdolas rep paragauti. Tai pasimiau kažkokį tokį su kremu. Čia jau truputėlį kepti, kaip mama, kad dar su mes. Gera paragauja. Oi, labai gera. Su plikėtų kremu. Liuks. Antrą bulkutį. Čia tokia kastaletė. Tokia šitą.
įsivaizdavau, kad bus. Su tokiu kiaušininiu kremu. Nu, nežinau, iš kiaušinį tikrai darys, kad nu, išavėlė. Vėl labai stipri, bet skani tikrai. Gerai, staigę suvalgau ir judėsiu jau link tos baltis. Kažkam girdėjau, kad nei kalėdų šventė iki 20. Tai dar daug kur yra kalėdinių papuošimų šitą palmį irgi da apviniuot. Nors seniai net nebedeg jau, nors blem vakar nebuvau, gal vakar ir įjung. Bet, žodžiu, jo, dar mačiau žmonės pasipuošė eglutis, jis pro langų šveitė eglutis papuoštas. Mūsų laivas šitas. Un tas. Šitą įmon viešbut. Tas per vėdai. Aš sėdėjau čia pačiam priekį. Kapiton sako, pasitrauk, nes čia gali visišką palikti šlapį. Dėjai bangelį. Tas žmogus visišką šlaps. Kokia yra galaiku, jau. Kažko ačiū, dar biškite, lašnycės. Išėjau gan tik iš laivų, įspėgęs, kuo vėl sutikau. Kumbariuotą savo. Tai išėjom vėliau pavalgyti. Šitas sėdam su žmogum. Atrodo, jau mažas pasaulis čia, kai jau sutinki. Pats žmonės iš laivų sutikau lietuviškai. Gal tokia nustebėjai, kad manim lietuvišką pasakiau. Šausiam minioką, picėkis. Už picėkį ir vyną sumokėjau 13,90 €. Dabar turiu išduoti tik su Ronaldu padaryti tokį veiksmą. Ir dabar eisim, užsidėjai kaukis. Okay, tell me bad words in Portuguese. That means yeah, I know words in Portuguese. Oh my god. Yeah, do you know more? I don't know. Va taip, mes mokomės Portugalų. Nusipirkau biletą su keltuvu. Sumokėjau 20 € pirminį atgal. Šiaip tai aš norėjau tik į viršų varyti, o ją pač nusileisti su, žodžiu, tokį pinti vežimą, katrai čiuož gatviem ir su Ronu norėjau nusileisti, bet ani neveik, nes šiandien yra šlapas šaligatvis. Tai va vis dar esu su savo draugeliu, nebežinau jau ką, bet atsikratyti blemba. Viskas gerai, normalus, viskas okei. Bet aš noriu Veiną pabūti, ne velto aš Veiną važiuoju visur. Tai galvojau, kad pakelsim į viršų ir išsiskirstysim, mums nori eiti į dešinę, aš noriu eiti į kairį.
Bet į kairį pasirodo nedirbu, nei kur aš norėjau veikti. Tai nežinau, ar čia reikia sugalvoti, kad biški pabėgti jau. Išsiskyriau su savo kolega, tik išlipom iš tuo tramvajos, sakau, aš einu į botanikos sodą. Sako, aš esu buvęs, tai aš neįsiu, galvoju, labai gera, aš veinu patinais, be problemų. Tai bilets į sodą kainavo 15 eurų. Un sakė, 20 mokėjai, tai apgabau. Nu tai va, čia ir ta vieta, kur žadėjau neeiti. Bet po kur man nelabai įdomi. Bet kai jau taip gavos, tai gavos. Manau, vis tiek fainai praleis laiką. Davė žemėlapį, tai kaip suprantu, čia bus nemažas. Ok, nusimato paklydimas. Kon turėjom daug lapų. Man baigas telefoną atmintis. Nežinau, ką prieks filmuoti. Norėjau vežtis kompą čia ir tipo iš karto editinti viskon, bet negalėjau vežtis, nes tipo nėra čia kur pasidėti, kol esi išėjęs, niekur kompą padėti saugoti. O galvoju, tikrai aš nesivadovau su to kompu su savim. Nu tai va, dabar turėjau, žodžiu, neturim vietos telefone. Nežinau, ko reikia sugalvoti, ko reikia ištrinti, nes jau aš lėktui pratriniau daug ten nuotraukų, visokių nesąmonių. Visko atrodo reikia. Tai nežinau. Nu, iš karto gražiai, man iš karto kaip Kinija čia atrodo. Kaip iš filmą. Čia atrodo, kaip kokio Kinijoka būčiau, nors nesubuvus, bet tai visi rauduoni tokie iš tą grina, kažkoks kinų stilius yra. Gražu. Fainai. Bet žinot, ko mačiau, kad čia yra flamingų. Reik nueiti, niekad nesu mačius. Nesitikėjau, kad čia galės pamatyti. Keista. Nu viskas, aš nebegau patikėti jo. Flaminga. Gyvi, tikri. Ne plasmasinė. Koks pasipūtis. Kaip gervė. Žiūrėk, čia maži dar. Iš tai kartai pamatyti flamingą. Čia metras. Žiūrėkit, kaip valganiai pakabint, tad su vandeniu užgeri kartą. Ir ten sušlapiantis atmais. Kažkoks kosmosas, iš tikrųjų. Piksas.
Oho. Žiūrėkit, man pirks. Žiūrėkit, ko nusipirkau. Nepatikėsit, kiek sumokėjau. 15 eurų. Brangė, nu nei brangė, vis dain turiu dirbti, kad 15 eurų uždirbti. Ne vis dain. Bet savo 15 eurų sumokėjau. Tai galėjai pasiimti karštą šokoladą, ananasų sulčių arba pinakoladą. Tai skau pinakoladą. Na, aišku, alkoholinį. Gerą paragaukiam. Visų pirma, tai čia ne pinakolada, čia yra apelsinų sultis su romu, 100%. Bet jau stiprumo, o dydis koksa. Ekso. Veina augalą pažįstu, monstera. Ir anuostei šita vaisė yra valgomi. Tiksliai nežinau, bet ar nirtinas tas pineapple banana, tas vais, nežinau tiksliai, bet žinau, ką valgom su monsteras į. Bambuką. Eik, tu savo. Galiu pasakyti, kad nesu mačiusi gražesnį botanikų sodą. Delekiai graži. Delekiai. Atsisėsiu pribuduliausiu. Gal da ungalvos užlipk. Čia turbūt cukranė Indris aug. Banana šitas, eiktas. Ką aš vis laik svajojau pamatyti bananą. Žalia, aišku, ne jums tikra. Bet, žodžiu, viskas, ko svajojau, visko aš čia pamatau. Samagoną aparat šitą. Čia verd, čia atsišalda, išbėga tom bliūdą ir paskiau su kruzelė semvis ir ger. Bent jau aš taip daryčiau. Nežinau, ką panį dar, bet aš tai taip daryčiau. A čia tik ta nebus granatas. Pažiūrėkit. A gali būti. Nu panašu man į mažas labai. Toli gražu da iki didelios tikros granatas. Nu, bet turbūt. Kaip jūs galvojat, kodėl atsisėdau saulėlydį žiūrėti, vat, štai saulėlydis, vat, prie tokios aikštelės. Tai aišku, kad tam, kad mama parveščiau žentą kokį Portugalą, futbolistą, ten po tą pusę tokių dėmesio vertų jaunikių turime. Paik sutempti jau, einu iki krautuvės, nusipirksiu kažkam pavalgyti. Gal šiandieną dar, ar skumbariuk sako, pasakyti, jeigu norėsi eiti pavalgyti, galėsim eiti kartu. Tai aš galvoju, reikia ne kasonom kartu eiti, bet pasikveisti ir kitus su to merti, kiek dar bus daug įdomiau, nes manau, ne labai įdomi. To gal kažkokį haikarę, kur sibukinti ir tiek žinių ir eisiu į namučius, eisiu miegoti, jeigu nikor nevarysi ant su kambariukas. Atvariau krautui 2 aukštų. Kol kas nesamonių prisirinkau. Nu va, išėjau iš parduotuvės. Pasėmiau, nežinau, parodys mumus, tai dėl to dabar tiesiog bišpa pasakus, kad nusipirkau. Pasėmiau baronkų, tą tokį plonų sūriaus, kur būn toks plėšams, nu žodžiu, sūriaus, pjaustytus dešros, tai čia bus sumuštinuką,
Tada pasėmiau mažų pomidoriukų, čipsų, tokį ką Pactimel 4 buteliukus. Kondapalą pasėmiau. Ai, bananų pasėmiau, koks 6 ten tokį kiekėlį, mažiliuką, tokį rašė, kad iš Madeiros tai pasėmiau. Ir išleidau 12,89 €. Šiaip nežinau, man atrodo, kad čia ir pigi šalis. Kažką pažiūriu to maistą, ten dešrą pažiūriu, ten iki 2 € kainavo, ten €9 gal. Nu, žodžiu, viskas taip apie 2 € kainuoja, tokių iš maisto produktų. Tai nežinau, man pigia kažką atrodo. Ir mano mėgstamiausias produktai bananačiai, nes seniai tokiai, nu nėra tokiai gražus, ką būn krautujas, tai tokiai, ką plasmasinė, gelton, o ne čia būn visokies ten, ką papuvimas, nu tas tokias. Tai man iš karto taip atrodo, kad nu va, be chemikalų auga. Tai va. Keliauju dabar Numei. Iki Numei yra 40 minučių kelio į kalną. Kur žmonės mašina sustoja. Man nepatinka. Apsimestu, kad šneku su kažkokiu telefonu, o žonkla ašarinis dujas. Nu, jeigu parėt Numei, tai jeigu niek šiandien nefilmaus, tai tada labos nakties. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą dieną. Laiks apie Karaibą ir koment į zvambaliuką da užsidėti. Na, žodžiu, ką priklauso, kam padarykė. Nu, tai teik. Iki.